Sveiki, gavau klausimą, kaip atsisakyti Lietuvos pilietybės. Ir aš puikiai suprantu tuos žmonės, kurie nori atsisakyti Lietuvos pilietybės. Aš pats su mielu noru atsisakyčiau dėl to, kad man taip pat nepasisekė. Aš esu šito šūdo pilietis. Tačiau vis dėlto aš nepatarčiau atsisakyti. Atsisakyti galima, kelias yra sudėtingas. Jeigu jūs neturit kitos valstybės pilietybės ir norit tapti apatridu, tai yra žmogum, kuris neturi jokios valstybės pilietybės, kelias yra sudėtingas iš tikrųjų. Kelias yra sudėtingas dėl to, kad visų pirma reikia praeiti Lietuvos teismus, nes Lietuvos įstatymai draudžia atsisakyti Lietuvos pilietybės, jeigu tu neturi kitos valstybės pilietybės. Taigi reikia praeiti Lietuvos teismus ir po to kreiptis į jungtinės tautas. Jungtinėse tautose byla tęsis kažkiek laiko, gali tęstis 3 metus, gali tęstis 4 metus. Ir galų gale aš tikiu, kad galima laimėti šitą bylą ir atsisakyti Lietuvos pilietybės. Bet tai yra ilgai ir klausimas vis dėlto, kam to reikia, nes pilietybės praradimas atima daug teisių. Iš jūsų, pavyzdžiui, teisę keliauti kaip ES piliečiui. Kaip ES pilietis jūs galit aplankyti be vizų daugybę pasaulyje valstybių ir tai yra nuostabu. Tai vis dėlto aš patarčiau žmonėm įsigyti kitos ES pilietybę, kitos valstybės pilietybę ir turėti 2 pilietybės. Ir būtinai aš patarčiau turėti 2 pilietybės arba politinį prieglobstį galima gauti, pavyzdžiui, Baltarusijoje, kaip aš gavau, kadangi tai duoda jums daugiau laisvės. Jeigu jūs turit vieną pilietybę ir neturit kitos pilietybės arba neturit politinio prieglobsčio, kaip aš Baltarusijoje, tai tada jūs esate vienos valstybės vergas. Pilietis, vergas, tai yra tas pats. Valstybė turi teisę atimti jūsų turtą, valstybė turi teisę pašaukti jūsų kariuomenę ir pasiųsti numirt po rusų kulkom. Valstybė turi teisę reguliuoti jūsų gyvenimą ir taip toliau. Tai yra labai blogai. Ir geriausias būdas tam pasipriešinti yra vis dėlto neatsisakyti Lietuvos pilietybės, o įgyti antrą pilietybę. Antrą pilietybę ir ta antroji pilietybė jūs apgins, kai prasidės problemos. Prisirašykite prie mano kanalo, o jeigu jums reikia parašyti skundą į Europos žmogaus teisių teismą arba aukščiau į jungtinių tautų organizacijos, teisminės institucijas, parašykite man e-mailą